Pagal pelningumą farmacijos verslas prilyginamas naftos pramoniai. Čia pateikiamos žinios yra naujos, o kadangi jos susijusios su medicina, kuri gydo tabletėmis, piliulėmis ir mikstūromis, kelia į pasaulį jos skinasi sunkiai. Tačiau, kad ir kaip būtų sunku, vartotojas šis reikšmingas atradimas vis dėlto atranda. Šiame video vadovėlėje pateikiamas naujas sveikatos atnaujinimo metodas, kurio sukūrimui daktaras akademikas Stanislavas Mezencevas skyrė 25 metus. Metodo esmė teisingai parinkti genetiškai tinkančią mitybą. Individuali mityba negrįžtamai prarastą sveikatą padėjo susigrąžinti tūkstančiams žmonių. Lygiai taip, kaip žmonėms būdingi savi pirštų atspaudai, savas akių rainelės piešinys, savas kvapas ir kita, jų ląstelėms būdingi savi ir tik tam organizmui tinkami bei genetiškai nustatyti poreikiai. Filme mes keliame klausimą, kaip žmogui parinkti tokią mitybą, kuri idealiai atitiktų jo organizmo ląstelių poreikius. Prieš 14 metų Rusijoje buvo atrasta, jog DNR bangos skleidžia paveldimą informaciją, kuri reiškiasi erdvėje ir kurią vienaip ar kitaip galima skaityti bei vertinti. Tai parodė, kad genetinėme lygmenyje vyras gali būti panašus į mamą, o moteris į tėtį. Ir kad genetiškai tinkančią individualią mitybą reikia rinktis ne pagal išorinius lytinius požymius, kaip kinų kultūroje, bet pagal žmogaus organizmo ląstelių lytinės charakteristikas. Tai esminė naujiena. To nežinojo kinų, nei apskritai rytų šalių kultūros. Vadinasi, visą laiką pažeidžiant genetiškai tinkančios mitybos lytiškumo principą, žmogus pradės anksčiau senti, susirgs, ką mes ir matome. Onkologija, širdies kraujagyslių ligos, sąnarių patologija, peršalimo ligos, astma, diabetas, viršsvoris. Pagal daktaro Mezencevo koncepciją visos šios rimtos ligos tai organizmo reakcija į genetiškai netinkančią mitybą. Įsivaizduokite širdies raumenį. Kadangi visos širdies raumens ląstelės visą laiką dirba, joms visą laiką reikalingos maistingosios medžiagos ir vanduo. O genetiškai netinkančios mitybos atveju iš skrandžio žarnyno trakto kapiliarais patenka ne tai, kas reikalinga ląstelėms, o tai, kas pakliuvo arba žmogui patinka. Bus problemos. Juk jei į automobilio variklį pilti ne tą benziną, kuris jam priklauso, bet atsitiktinį, kas bus? Taip ir čia. Nenuostabu, kad širdies kraujagyslių ligos yra pagrindinė didelio mirtingumo priežastis. Statomi kokie tai centrai, išradinėjami nauji vaistai ir kitka. Išvada paprasta, jei viską darysime žmoniškai ir skaitydamiesi su individualiomis organizmo savybėmis, širdelė tik dėkos. Pasaulyje yra apie 2000 mitybos sistemų, 2000, pagalvokite apie šį skaičių. Kam reikia tiek sistemų, o juo labiau, kai dauguma iš jų laikomos panacėjomis? Ar negeriau išsirinkti vieną ir naudotis? Bet kokią? Aprūpinti žmonės, biznieriai, žvaigždės turi savo asmeninius dietologus, bet ir čia neaišku. Ta pati sistema vienam žmogui tinka, o kita ne. Genetiškai kiekvienas žmogus yra individualus. Tuomet plačiai žinomas požiūris į žmogų, kaip į vidutinį, kai visi yra suvienodinami, turi nueiti į praeitį. Nors visi šeimos nariai genetiškai yra skirtingi, valgo jie prie vieno stalo. Taip žmonės patys moka už maisto produktus, kurie veda prie ligų, po to už ligų gydymą ir atvirkščiai. Kai žmonės išmoks skaityti su kiekvieno šeimos nario individualumu, ligos ir senatvė atsitrauks, o išlaidos mitybai sumažės. Man štai 74 metai, aš prisilaikau genetiškai tinkančios mitybos ir puikiai jaučiuosi, net medicininių dokumentų neturiu. Pasąmonėje kiekvienas žmogus žino, ko reikia jo organizmui, bet veikiami įkyrios reklamos, socialinės aplinkos, kultūrinių tradicijų, savo organizmo poreikius jausti nustojame.